Nu ir va tas sunkumas ir labai didelis tęsiasi iki 22 metų, tai per tą laikotarpį ir visokias ligoninės aplankiau, pas visus gydytojus pravaikščiojau, ten gydytojai man bandė gydyti visokiais vaistais, visokiom fiziniam terapijom ir atsimenu, aš nuo jų tik tai dar blogiau pasijausdavau. Ir tik sulaukęs 22 metų pas mane truputį viltis atsirado. Tai atsimenu tame laikotarpį, kai jaučiausi labai blogai ir atsimenu tokį irgi viltį buvau praradęs, tai atsimenu vieną kartą aš taip galėjau savo kambarį ir galvojau, nu gerai, jeigu jaustis blogai ir nenorėt gyventi, tai geriau tą dalyką daryti be vaistų. Tai toks pirmas, galima sakyti, pokytis mano gyvenime vyko, kai kažką norėjusi daryti kitaip. Tai atsimenu, po truputį vaistus mečiau, ten būdavo lomkės tos vadinamas labai stiprios, tai ten žodžiu naktim nemeluodavau, ten kažkur savaitę, galbūt net dvi, tai labai sunku buvo, tada ir mano svoris nukrito, nes nuo tų vaistų auga svoris, tų visokių psichiatrinių ir cheminių, tai nuo 74 kg iki 59 buvo nukrytę. Nu žodžiu, buvo reikalų labai. Tada atsimenu tame laikotarpį ir ten lytinės problemos labai pablogėjo ir atsimenu, bet ieškojau sprendimo, kaip bent jau su to dalykom man pagelbėt. Tai gerai, tai kaip aš pradėjau pagalbos ieškoti, tai iš pradžių tiesiog kineziterapeutai parašiau apie savo visas fizinės problemas. Tada minėjau tiesiog truputį išsitirti fiziškai ir ten nieko nėra ir tada minėjau vėliai parašyti. Tai sakiau, kad ten fiziškai kaip ir nieko nėra, ten padariau tos tyrimus ir panašiai. Ir tada Ir tada kineziterapeutai pasiūlė pas savo kolegę apsirankyti. Ir trumpai prašiau visą savo situaciją, tas problemas. Tai parašiau, kad ten susiduriu su lytinio organų disfunkcija ir panašiai. Ir atsimenu tą akimirką, kai 22 metų buvau ir pirmą kartą pas savo terapeutę nuėjau. Su savo terapeutės pagalba ir jos holistiniu požiūriu į kūną pas mane atsirado per ilgą laikotarpį, tuo metu pirmą kartą norėjau gyventi. Ir atsimenu, netgi tuo momentu planavau apie mirtį 22 metus, bet ir atsimenu, tas terapijos man taip be galo padėjo, kad tas noras tuo metu numirti ir tas planas, galima sakyti, po truputį dingo ir man nusinorėjo gyventi. Tai už tai esu labai dėkingas savo terapeutui ir netgi dabar apie tai kalbant, man sunku apibūdinti tą padėką, kurią aš jaučiau šitam brangiam žmogui. Ir tuo metu atsimenu, lankiau terapijas ir pirmą kartą pajutau, kad pas mane simptomai tam tikri kažkiek pradėjo gerėti. Tikrai pamenu, stipriai dirbam, tai trumpai, bet tas terapijos, tai tos terapijos yra labai daug susijusios su psichosomatika, tai yra kai tam tikri praeities įvykiai, traumos, visokie įsitikinimai, baimės gali paveikti tavo kūną, visokius simptomus ir panašiai. Tai man buvo tai labai prasmingos terapijos, nes man kaip tik tokio gydymo ir reikėjo, kad žiūrėtų į mane ne kaip į atskiras dalis, o kaip į visumą. Ir tada atsimenu, pirmą kartą ir tas cypimas, pamenu, buvo po truputį pagerėjęs, atsimenu, to laikotarpio pirmą kartą jutau palengvėjimą. Ir koks dar geras dalykas buvo, tai jį parekomendavo savo kolegį ir pas ją į akių mankštą buvau nuėjęs. Ir manau, jūs matėt, kai aš ten varčiau per intro tos savo receptus sakinių, tai irgi buvo regėjimas po truputį gerėjantis tuo metu. Ir to laikotarpiu labai daug mano gyvenime įvykių skirtingų, labai daug pokyčių. Tai ir terapijos lankantis supratau, kad man reikia iš tų namų išeiti ir kad ten ne vieta man. Tai ir po truputį pradėjau pirmą kartą savarankiškai gyventi, tai nuomojau kambarį, kuriam ir dabar šiuo metu irgi filmuoju. Ir kaip ir gyvenimas atrodė visai gražus. Atsimenu, būdavo netgi toks momentas, kad aš tiek daug džiaugiausi, kad netgi pavargau nuo džiaugsmo ir čia kaip ir minusas buvo, bet dabar irgi ne apie tai. Ir atsimenu, taip tuo metu ir darbą suradau valytojų ir galima sakyti visai ilgą laiką savarankiškai gyvenau. Tada kaip
tada buvo toks laikotarpis, kai tos terapijos buvo nutrūkusios, tai čia mano esminė klaida buvo, kad aš galvojau, kad labai jau stipriai jaučiuosi ir panašiai, ir nebuvau skyręs ir negalvojau terapijos toliau tęsti. Kaip man ir jos norėjusi tęsti, bet galvojau, kad šiuo metu svarbiausia yra ten nusipirkti tam tikrų daiktų, kur aš visada norėjau sumokėti už nuomą ir panašiai. Ir gyvendamas atskirai, man labai gaila, kad aš nesukūriau tokių pajamų šaltinių, kad galėčiau ir nuomai skirti pinigų, ir terapijoms, ir visokiems poreikiams, kurių anksčiau savo negalėjau atliepti. Ir taip pastebėjau po truputį kažkaip man tie sunkumai visokie sukilo ir tie simptomai pradėjo, atsimenu, blogėti ir tada toks labai didelis ir sunkumas atėjo, toks, kaip čia pasakyti lietuviškai, nežinau, bet tokia realizacija, toks suvokimas atėjo, tokia mintis, kad labai skaudu, kad aš tiek metų tokioj kančioj gyvenau ir gaila, kad anksčiau to nesupratau. Tai, žodžiu, reikėjo su tom visom naujom mintim, su savo naujom tom tiesom gyvenimu reikėjo išmokti per naują gyventi. Ir atsimenu to laikotarpiu, toliau tą vadytojos darbą dirbau. Atsimenu, pirmą kartą ir su viena mergina pabandžiau susipažinti, pabendrauti, tas irgi nepasisekė. Ir atsimenu, po naujų metų pas mane ir naujos problemos pradėjo atsirasti. Vienas iš jų, pamenu, atsirado valgymo sutrikimas, nes aš truputį bandžiau ten mitybą kaitaliot, kad tam tikrus simptomus savo apmažinti. Ir atsimenu, kai aš, tarkim, pagrindę tos saldainius iš savo raciono išėmiau ir angliavandenus, ir kitokius maistus, pas mane atsirado tokia problema, kad aš nelabai turėjau tų įpročių pakankamai daug, kad su to stresu susitvarkyti ir su tais visais gyvenimiškais sunkumais. Tai vienas iš tų dalykų pas mane būdavo saldainiai, tas saldus maistas, ir atsimenu, kai tą dalyką ištraukiau, pas mane pradėjo stresas didėti ir tas po truputį privedė prie valgymo sutrikimo. Ir tada vėl toks truputį, gan ilgą laiką toks ratas užburtas pasidarė tokios kančios. Tai tie valgymo sutrikimai mane labai paveikė, kad netgi vienu metu nusprendžiau į ligoninę atsigulti, į valgymo sutrikimo centrą buvo atsigulę 23 metais ir ten apie mėnesį praleidau. Ir tuo metu man kyla idėja, kad labai pinigų trūks ir kad man finansai galėtų visai nemažai problemų išspręsti. Ir kai ligoninėje gulėjau, tam tikras užduotis dariau, pas mane atsirado idėja truputį su šeima padirbti ir pinigų užsidirbti. Tai aš galvodavau, kad tas kažkoks santykis darbinis ir panašiai, ir tam tikros žinios ir ribų brėžimas, kurio mane terapeutė išmokė, galvojau, kad padės susitvarkyti su ta visa aplinka, tarkim, praeities nelabai gerai, ir galėsiu visai ramiai ten dirbti su šeima ir tiesiog pagrindinę bendrauti kaip darbuotojas su darbuotoju, galima taip sakyti. Tai čia mano šiaip labai didelė klaida buvo, nes pastebėjau ten apie kažkur galbūt pusę metų pradirbau ir buvau į tos šeimos namus sugrįžęs. Tik tai truputį buvo kita sąlyga, kad aš ten grįžtu ir ten, galima sakyti, su mama gyvenu, bet kitas mano šeimos narys turi tiesiog kitur gyventi ir panašiai. Tai taip irgi per atstumą tada dirbom. Tuo metu mes gėles pardavinėjom, tai aš jas pristatinėjau, vežiau, ten gėles tarkiau. Tai bandžiau pinigų įsidirbti. Ir pastebėjau, kad po to darbo su to bendravimu su šeima aš supratau, kad tas bendravimas vis tiek nesikeičia, jis lieka toks pats. Daug pasišaipinau kažkokio tokio nedraugiško bendravimo ir pastebėjau, pas mane tie atsiminimai labai trauminiai pradėjo lįsti, kai aš ten pradėjau vėl gyventi. Ir tada atsimenu, buvo toks laikotarpis jau kažkur pavasario galas. Vasaros pradžia, atsimenu, net būdavo man taip sunku, bet po to darbo, po to visą bendravimo su savo ta sena aplinka, kad būdavo tokių akimirkų sunkiau, kai aš net negalėdavau iš lovos atsikelti ir norėdavau, galima sakyti, tai tiesiog numirti, nes
ten paiminu labai sunku ir tada tiesiog nusprendžiau gerai ten. Pabandžiau padirbti, padariau klaidą, metas vėl iš ten išeiti ir tiesiog daugiau nesugrįžt. Tai paiminu, tada turėjau nereikia gyventi toj aplinkoje ir būti ten, kur aš ir pradėjau sirgti. Paaiškintum, kas tavo. Ai, tau filmuoju. Nu gerai. Tai jau tupi ant vienos kojos tol, kol jauti tempimą. Jeigu jau netempimas, o plėšimas vadinasi užtenka. Ir šitą pratimą darai po kamuolio suspaudimo tarp kelių.